draugai. Pagaliau išaušo ta diena, kai atsidarom oficialiai savo sezoną. Tai va, taip aš šovė į galvą padaryti video iš atidarimo. Galbūt kažkam bus įdomu pasižiūrėti, kas jame negalės dalyvauti, ar tiesiog sportinių interesų keli to buvo. Jau dabar padariau tą veiksmą, kas žino, tą supras. Gerai, reikia stoti. Nusipraus savo žirgą. O kiek mašinų. Visi gražus, švarus. Važiuojam susirinkti savo chebros ir važiuosim atidarimą. Turbūt kažką įdomaus ir nelabai papasakosiu. Ne, mano čia turbūt sritis, tie vloginimai. Dabar galvoju, ką čia jums papasakoti. Tai galbūt galiu ką papasakot, galiu apie patį motoraudą. Kas tas motoraudas, iš kur jis atsirado? Tai motoraudas yra pavienių motociklininkų bendruomenė, sakykim taip, pagrindinis tikslas jos toks ir buvo, toks ir yra, tai surinkti visus pavienius motociklininkus. Daug žmonių pasibaido, galbūt, nežinau kaip čia išsireikšti teisingai, išvažiuoti su chebra, tiesiog galbūt net susirasti, jie yra sudėtingas, kitiem atrodo dalykas. Niekas nežino, kaip tai yra, paprastai ir koks ryšys yra tarp motociklininkų. Kad ar tu pažįsti ar ne, tai privažiavai, pasisveikinai ir greičiausiai jau su jais ir lėksi. Tai va, atėjo tokie laikai, kai viskas yra paremta technologijom, viskas prasideda per telefonus ar ne, pirmos pažintys ir taip toliau. Tiesiog ne viskas, bet jau šiai dienai tai yra labai dažnas dalykas. Tai va, taip ir gimė idėja, kodėl nesurinkus jų visų ir parodyti, koks gali būti dar įdomesnis motociklininko gyvenimas. Tai šiai dienai turim jau virš 600 narių mūsų Discord serveryje, nuoroda į mūsų svetainę čia. Ir prisijungę svetainę iššokusiame lange, paspausit prisijungti ir viskas, jūs jau esat vienas iš mūsiškių. Tai tiek, apie motoraudą daugiau iš tikrųjų labai daug, net sakyčiau, galbūt ar ne informacijos, nemažai darbo įdėta svetainėje, nemažai planų šią vasarą. Tai vizija, tikslas augti ir būti didžiausiam. Let's go. Ką? Ai, kad išlinda? Nesu tikras, ar čia pydė. O kaip moteriška giminė, reiktų sakyti. Oba! Ten. Važiuojam! Kai kietai! Aš taip tikiuosi, kad dabar filmuoja, nes šiaip nežinau, kas ten toks važiuoja, ar tai tik ne motorau džempas. Šiaip visai ne dėl kontento aš taip kalbu, nes šiaip žopalas esu. Kiek hebros, taigi jau smagu. Oi, kiek čia dar bocų, kiek hebros. Gerai, jau pjaunu grybą. Ačiū. Tiesiog reiks pabaigti sakinį. Na.
tada reiks, kad pasirašytumėt, kad sutikot, kad mes pasąjungą. Bet paskui aš irgi iš jūsų paimsiu tariu, gerai? Tai aš dabar čia gal vis išsiekėjau? Galiu draugą pasimėt drąsiau būtų. Jisai sakė, nori irgi. Karoči, gerai. Čia, kad perrašai savo namą. Moca, gal kur perrašai. Pasižiūrėk, ar neatiduodi Moca. Seniai, dar nežinai, kur papoliai. Nežinau, tikrai. Kur čia vėli mane? Tai dabar reiks va. Ir sakyt, tos pats skaniausias alus. Gal galima paprašyti, kad dėl vaizdo atsisėstumėt ant motociklų? Tai be abejonės, aš. Dėl vaizdo? Super, viskas. Tik tiek. Buvo verta. Nice. Nu ką, pabuvom oficialiai šventėj, buvo daug žmonių, daug motociklo, gera emocija, tas ir svarbiausia. Šiaip labai buvo įdomu, tiksliau būtų buvę įdomu pasižiūrėti elektrinių motociklų, jie ten pasirodymą darė, bet pramazinom, pasišnekėjom, taip ir gavos. Ir vis tiek vadinys reisas turbūt šiandien yra, tai dabartinis toks renginukas, tai kolona su motofanais Kauno į Šakių plento poilsiavietę. Tai va tenais jau mūsų tema. Jo, tai renginukas iš tikrųjų visai įdomus irgi. Sakau, ta pati emocija turbūt daugiausiai duoda. Tai didelis žmonių kiekis, visiems įdomu, žiūri motociklus ar ne, fotografuojasi, pasėdėt prašo. Tai va tada supranti iš tikrųjų, kai pats pripranti, tiesiog to nebejauti. Parodo, nu, kaip į mašiną atsisėda ir važiuoja. O žmogui, kuris nevažinėja, yra visai kitaip. O, kas čia? Kas jau šiandien tikrai labai pasisekė, tai oras. Kaip užsakytas, vasarėlė. Kas čia taip kvepia? Daiktas pastatyta, tai sakykime taip, perintais metais mes išvažinėjom čia, todėl mes padarysim viską pagal taisyklės. Tenais, už to autobuso, kur mėlynas ženklas, yra apsisukimas legalus. Tai mes... Nu ką, riedam koloną. Buvo trumpas instruktažas. Kažko tokio labai. Pafilmuok neturėjau, kai gražus motociklas. Geras. Va, čia jau jaučiu ugnelę. Čia jau mūsų tema. Tai kas vyks? Važiuosime ratuką mieste, kolonoje. Kiek vėliau pajudėsim link Šakių plento. Poilsiavietę, paplepėt, pašnekėt. Oi, kaip fainiai. Kiek dar laukia? Geras. O, kiškis. Nu kągi, mėgaukitės vaizdais. Woo!
and you just don't stop. And you just don't stop.